Sveiki gyvi! Po karštos vasaros mes neleisime atmosferai atvėsti. Jūsų dėmesiui karštos, ką tik iškeptos Europos socialinio fondo naujienos. Jaunuoli, tvirtai užsirišk sportbačių raištelius ir su visa energija šok į Europos socialinio fondo akademiją. Mes jau laukiame tavęs ir tavo draugų. Europos socialinis fondas prisideda prie kovos su žmonių prekyba. Nelik abejingas, netapk marionete. Specialistai Vilniuje tarėsi, kaip greičiau ir veiksmingiau integruoti socialiai atskirtus žmonės į visuomenę. Rugsėjis grąžina ne tik į mokyklą. Rugsėjis grąžina ir Europos socialinio fondo akademiją. Turi idėjų? Nori tobulėti? Būk kūrybingas ir prisijunk prie bendraminčių. Mokykis iš geriausių ir pats tapk geriausiu. Dalyvauk ESF akademijos veikloje. Čia jūsų lauks virtualios paskaitos, ne tik virtualios, bet ir interaktyvios ir be galo įdomios paskaitos. Galėsite mokytis ne iš įprastų mokytojų, o iš įvairių žinomų, mylimų ir gerbiamų savo autoritetų. O kol kas tai liks intriga. Klausyk, bent vieną gali pasakyti? Pavyzdžiui, tokių pasaulinių žvaigždžių kaip Alina Orlova, prodiuseris, muzikinių festivalių organizatorius Lauras Lučiūnas, o iš jo tikrai yra ko pasimokyti. Juolab, kad galėsite tiesiogiai klausti, diskutuoti ir atlikti užduotis. Ir viskas virtualiai. Taip, tikrai taip. Virtualių paskaitų metu taip pat susipažinsite su Europos socialinio fondo veikla ir projektais. Na ką, manau, klausimų nebelieka. Taigi, greičiau registruokitės ESF tinklapyje. Dabar netokia džiugi žinia apie šių laikų vergovę – prekybą žmonėmis. Bet reikia nepamiršti, kad pagalbos ranka čia visada išties Europos socialinio fondo finansuojamas projektas, padedantis kovoti, atpažinti ir apsiginti. Netikėk tuščiais pažadais. Netapk marionete. Apie naujas prekybos žmonėmis formas ir jų prevenciją projekte kovai su prekyba žmonėmis socialinės atsakomybės didinimas. Daugiausia seniau kalbėdavome apie moterų išnaudojimą, būtent išnaudojimą seksualiniam tikslam. Jos patekdavo į vergiją ir būdavo išnaudojamos seksualiai. Šiuo metu situacija radikaliai keičiasi. Esminis dalykas galbūt tai iš tikrųjų tikrintis, nes jeigu net pasiūlymą kažkokį vienokį ir kitokį duoda pažįstamas, duoda kaimynas ar kažkas, kuris sako, taip, buvau išvykęs, gerai ten buvo, tai jeigu kalbam apie išnaudojimą vergiškam darbui, priverstiniam darbui, tai tikrintis tokius dalykus, nebijoti, konsultuotis galų gale su specialistais. Mes vis dar esame aukų kilmės šalis. Deja, aišku, šiek tiek atsiranda ir tokių požymių, kad esame galbūt ir tranzito šalis. Mes taip pat turim pavienius atvejus, kai migrantai atsiduria Lietuvoje ir jie būtent vyko tranzitu, buvo gabenami per Lietuvą. O dabar, brangieji, metas pasidalinti tarptautinę patirtimi. Kaip skurstančius, sužeistus ir kitaip gyvenimo mėtytus ir vėtytus žmonės greičiau aktyviau integruoti visuomenėje. Geri pavyzdžiai įkvėpia. Tai puikiai supranta ir Europos socialinio fondo agentūra. Todėl rugsėjo 11-12 dienomis organizavo susitikimą Vilniuje, į kurį atvyko aukšto rango specialistai iš visos Europos, dirbantys socialinės atskirties srityje jau ne vienerius metus. Atrodo, mums pavyko susitikti su kolega iš Anglijos. Taigi, kokie įspūdžiai susitikimo Vilniuje? Hai, Giedrius. Aš čia stoviu jau trečią parą, nes aš turiu džobą, tai yra darbą, kur nieko nereikia daryti. Tai aš pasistengsiu kalbėti aiškiai. Man teko susidurti su lietuviais in London, bet Vilniuje buvo tikras ekspertų susitikimas. Jeigu konkrečiau, tai specialistai dalyvavo aktyvios įtraukties mokymo tinklo valdymo grupės susitikime. Taigi, svečiai iš mano šalies, taigi iš Anglijos, Great Britain ir taip pat Švedijos, Vokietijos, Italijos ir kitur dalijamasi patirtimi apie projects, kaip pakelti darbuotojų kvalifikaciją ir kaip ištraukti žmonės iš skurdo. Anyway, žodžiu, Europos Sąjunga gelbė socialiai atskirtus žmonės. Mes labai happy, kad Vilniuje įvyko toks susitikimas, nes čia tokiam darbui vien karališkosios sargybos neužtektų. Aš turiu nutraukti mūsų korespondentinį tiltą
nes jau ateina japonų grupė nusifotografuoti. Gerai, kad man dar nedaug liko, tik 7 paros. Tik niekur nepabėkite, nes jūsų dar laukia sportas ir orai. Ir bučkis. Va, bučkis. Ir kitų Europos socialinio fondo žinių. Sveiki. Kaip jau supratote, aš esu per žingsnį nuo stipriausio žmogaus šitoj planetoj titulo. Opa, štai aš jau stipriausias žmogus planetoj. Trūko visai nedaug, vieno žingsnelio. Todėl, kad tabulėčiau, kas mėnesį nuo pat vasaros pradžios esf.lt interneto puslapyje aš labai laukiu jūsų nuomonės ir atsakymų. Atsakymų į tam tikrus klausimus. Pavyzdžiui, ar Europos socialinio fondo agentūra jums daugiau partnerė, kuri visus sunkumus padeda pakelti? Ar kontrolierė? Nu kaip trenerė? Šį mėnesį laukiu atsakymų į klausimą. Jūsų atsakymai padeda mums auginti raumenis, tobulėti ir gerinti paslaugų kokybę. Taigi nuoširdžiai patariu, dažniau apsilankykite sporto salėje ir aišku esf.lt portale. Šį kartą apžvelgsime neįprastai ilgo laikotarpio orus, o žinote kodėl? Nes sunkus debesis jau praslinko ir Europos komisija jau patvirtino 2014-2020 metų laikotarpio ES fondų investicijų veiksmų programą. Taigi, anticiklonas atneš Lietuvai beveik 7 milijardus eurų, iš kurių apie 0,25 milijardo iš Europos regioninės plėtros fondo. Per 2 milijardus kris su lietumi ne iš dangaus, o iš sanglaudos fondo ir daugiau nei milijardas su vakarų vėjais atpūs iš Europos socialinio fondo. Termometrų stulpeliai kils inovacijų mokslo tyrimų, technologinės plėtros skatinimo, verslo konkurencingumo, švietimo ir kitose srityse. 14-20 metų laikotarpis bus karštas. Karštas su maloniu investicijų lietumi. Sinoptikai rekomenduoja, skėčius galite palikti namie. Rain, rain, golden rain. Tan, tan, taradan.